Labą dieną, gerbimi pirčiškiai. Pranešimas naujas bus sukels, aišku, atgarsį, parašys laikraščiai, kad inicijuojama Algirdui Bacevičiui dar vieną bylą man. Žinot, kas aš esu? Aš esu savivaldybės tarybos narys, esu nelabai negeras kai kuriems valdžioje sėdintiems ir mano veikla, aišku, yra nelabai reikalinga kai kuriems. Ir jie man inicijuoja bylas. Ne pirmą bylą, aš bylų turėjau daug, po teismus pastoja mane tampo po teismus, visokie grasinimai visokių, tai ir iki šiol dabar teismai ir šiandien turiu teismo posėdį. Žodžiu, pastoviai. Teismus aš esu administraciniai byloj dalyvauju, apskundė mane, paskui civiliniai bylą turiu ir dabar baudžiamą bylą. STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl mano veiklos, dėl tų čekiukų vadinamosios bylos. Jie įtarė, kaip man pateikti įtarimai, 3 straipsniais, baudžiamųjų kodekso straipsniais, tai sukčiavimas, dokumentų klastojimas, piktnaudžiavimas. Praktiškai grėsė 7 metai kalėjimo. Už ką? Už tai, kad COVID laikotarpiu, ten 2021 metais jo, COVID laikotarpiu naudojau benziną, kūrą, naudojau kūrą tarybos nario veiklą vykdyti. Ir jie įtarė, kad kūrą nenaudojo ne tarybos nario veiklą vykdyti. Ir prirašė čia, suklastojau dokumentus, kad aš teigiu, kad aš tarybos nario veiklą vykdžiau naudojant kūrą. Išnaudojau kūrą ten už 1200 eurų. Tai vat ir dabar turiu dar vieną bylą, tai čia ne problema. Ne problema, aišku, laiko reikia daug, pinigų, pasimsiu galbūt advokatą, net nežinau, gal nereikės. Nes aš apsiginsiu, aš turiu visus dokumentus, įsirodysiu, kad aš veiklą vykdžiau ir vykdau toliau ir vykdysiu, jeigu galėsiu. Tai vat, ir jie inkriminuoja man tokius straipsnius sunkius, piktnaudžiavimas, dokumentų klastojimas, sukčiavimas, sukčius pasirodo. Tai jo, prieš kelias savaitės aš gavau signalą, aš tada čia įrašiau tą video, gavau signalą, kažkokį tai prie mano biuro durų policininkų kepurį radau, aš tada esu įdėjęs, gavau naują policinį kepurį, aš sakiau, koks tai signalas, ką čia man norit pasakyti. Tai taip ir buvo, aš nujaučiau signalas prieš kelias savaitės, kad čia manim domisi jie ar ką. Tai viskas aišku, aš gavau grasinimą prieš keletą mėnesių, kada jie kėlė man civilinę bylą, buvo pagrasinta, kad jeigu aš nenusiraminsiu, man iškels baudžiamą bylą. Buvo pasakyta man, aš dėmesį nekreipęs, skveikitės pavilnių negazinę. Už ką? Rasim už ką. Taip ir buvo pasakyti. Tarpininkai, aišku, pasakė, ne kas nors. Ir ramintis. Ką aš turiu ramintis? Pažįsim, kaip elgsis taryboje, kaip elgsis teisme civiliniam. Jo, civilinį teismą aš juos apskundžiau, dar skūsiu, taip nebus lengvai, kad čia rankas iškelsiu ir viskas. Dabar jie inkriminuoja tokį straipsnį, kur iš tikrųjų visi tarybos nariai 19-23 metų kadencijos, ten jų yra apie 30, aš ataskaitą turiu, 30, visi COVID laikotarpiu naudoja benziną, tą kurą. Ir jeigu pasak jų 30 žmonių naudojo, negalėjo naudoti to kuro, inkriminuoja sukčiavimą, piktnaudžiavimą, tada 30 tarybos narių turiu jiems visiems iškelti bylas, visiems, bet nekelia visiems kažkodėl. Tas pats meras Katkos grąžino 3000, kuriuos jis, kai pats prisipažino, išnaudojo neteisėtai, bet kažkodėl nematau už bylos jam. Ir visi kiti likusiai, kur ten čekiukų, mokėjo visokiam kortelėm, ten visų, jiems nėra. Manai, tai taip nebus. Ir jie, čia prokurorai, aišku, matyti kažkino yra paprašyti prokurorai, iš viskai elgėsi. Aš galvoju, kad visgi tai yra politinė byla. Jie nori mane neutralizuoti, sunaikinti, pasodinti, ar nori, kad aš nusišaučiau.
Tai va, nu taip, irgi nebus taip lengvai su manim. Aš apsiginsiu, apskūsiu ir eisim iki Strasbūro, jeigu reikės, bet šį kartą taip, tie numeriai nepraeis, kad aš čia benziną naudoju, aš įsirodysiu, kur aš tą benziną naudoju, labai nesunkiai, aš jau turiu vis dokumentus, parodysiu, kur naudoju ir subliukšta bylą, ir kas tada bus, niek nebus. Susimokės prokuratūra mano advokatams tūkstančius ir viskas. Yra signalas, yra tokia puribo, o prieš mėnesį aš savivaldybės apskundžiau prokurorui, apskundžiau savivaldybės tokią biznį vieną, trumpai tariant, prokurorui ir prokuroras mano skundą atmetė Šiaulių. Ir tada prokuroras atmetė skundą, tada aš tą prokurorą apskundžiau generaliniai prokuratūrai. Tai čia irgi iššūkis. Ta prokurorą apskundžiau generaliniai prokuratūrai, aš nežinau, ko dar nesibaigė tas tyrimas turbūt ir jeigu tas prokuroras buvo neteisus, tai jis turės turbūt nepatogumų. Ir dabar jie man bylą inicijuoja. Nejudinkit prokurorų, nejudinkit niek, iškelkit rankas, pasiduokit, nusišaukit ir taip toliau. Taip nebus, ne čia pataikė vyrukai. Ir buvo panaši byla savivaldybei. Janin Bucevič nuteisė. Nuteisė gavo baudos, teistumai, dabar iš tarybos išės, panašus kaltinimai buvo. Bet jį prisipažino. Iškėlė rankas, kad jeigu jį prisipažino, kad jie tą benziną naudoja ne pagal paskirtį, gavo pinigus už benziną, o nieko nevažiavo. Nu tada viskas teisingai. O aš apsiginsiu, aš benziną išnaudojau žymiai daugiau negu už 1200 tarybos nario veiklą vykdyti, bet aš ne viską neskaičiuoju kiekvieną litrą. Tai vat, šiuo momentu 3 bylas turiu. Civilinė, administracinė, baudžiama. Nu, bet trūksta dar kokį nors konstitucinis, kad būtų, tarptautinis teismas koks nors, gal koks Hagos tribunolas ar dar kas nors. Nu, ironizuoja, aišku, bet nejuokinga. Tai vat, jeigu prokurorai vykdo politikų užsakymus, o aš galvoju, kad taip ir yra, nes, pažiūrėk, 30 žmonių visi naudoja, bet mane pateisins tam. Ir ta civilinė man yra, kitiems nėra civilinis man. Tai va, jeigu yra prokurorai vykdo politikų užsakymus, tada ta mūsų valstybė yra žlugusi kapitaliai. Aš dar nesu tikras dėl to, kad žlugusi. Aš valstybininkas, aš nesu antivalstybininkas, aš visada kovoju už valstybę, už Lietuvos valstybę, prieš tuos, kurie tą mūsų valstybę gadina. Bet jeigu tokiu mastu viskas vyksta, tada viskas. Tada jeigu yra jie turi svertus, jeigu jie teismai jų pusėje, jeigu yra prokuratūra, jeigu STT dirba, tada viskas. Rusijoje taip ir yra, Baltarusijoje yra ir dar kai kur taip yra. Ten yra opoziciniai, opoziciniai yra užmušti arba pūna kalėjime ten, o taip. Jeigu pas mus taip darys, nu tai klausykis. Bet čia švelniai, teistumai, baudos, paskui toliau jau po kalėjimus priskaičiuoti. Nu, paskui pradės šaudyti. Tai vat, politinė byla, kaltinimai, vienintelis žmogus, daugiau niekam nėra, 30 žmonių priblūdė yra, ten ir savo firmose, visi pumpavo tos pinigus į savo firmas, vienas biurą numojus pats iš savęs, prekes pats iš savęs pirko, kitas remontavosi savo firmą iš mūsų, iš tarybos narių, remontavosi tūkstančiai, į savo firmą remontavosi mašinas, naujas ir taip toliau. Kažkur negirdėjau, kad bylų būtų. Bet bus bylos, aš jums pažadu. Aš pats kreipsiuosi į prokuratūrą, dabar parinksiu medžiagą ir kreipsiuosi, kad pradėtų bylas mano kolegoms. Tai pirmoje eilėje kreipsiu į prokuratūrą, kad pradėtų tyrimą dėl mūsų mero, dėl tų 3000, kuris grąžino, tai labai ką grąžino, bet jeigu yra pažeistas įstatymas, jeigu tie patys straipsniai inkriminuojami, man, tai aš nematau skirtumų. Aš pats kreipsiu į prokuratūrą. Taip, kad vyrukai labai apsirikot. Ir jeigu jūs galvojat, kad šį manim atsikratys taip lengvai, aš rankas iškelsiu ir eisiu čia nusišaus. Taip nebus. Teisingumas negali būti selektyvus teisingumas. Jeigu kalti, visi kalti, ne taip. Tas kaltas, tas geras, tas biškį geresnis, taip nebus. Tai vat, turiu 3 teismus, 3 bylas, dar betrūks porą bylų iš kokių kitų teismų ir būsiu rekordininkas turbūt. Nes iki šiol turėjau 8 bylų daug. Tai dabar atgrasinasi civiliniam bylom visokie. Tai vat, toks pranešimas. Pranešiu apie įvykius. Ačiū už dėmesį.